Mėlieji, labas visiems. Long time no see, taip sakant. Taip, žinau, ilgai manęs čia nebuvo ir aš ateinu su labai įdomia tema. Pakalbėsim apie pinigus, apie problemas su pinigais ir žinoma, pats svarbiausias dalykas, kaip tas problemas išspręsti. Aš norėjau šitą temą įrašyti video, reelsą į savo Instagramą, aš pradėjau įrašinėti ir aš galvoju, Dieve mano, aš nesuprantu, kodėl aš negaliu įrašyti. Ir paskui supratau, kad tas mintis įtalpinti tiesiog į 2 minutės, čia yra tiesiog, mission impossible. Nes jūs daugiau tiesiog pasimesit, nei kažką naudingo savo pasimsit. Tai galvoju, reikia išeiti ir įrašyti didesnį video ir apie tai papasakoti. Mintis pagrindinė, labai paini, kurią dabar pasakysiu ir nuo kurios noriu pradėti šitą video, skamba taip. Žmonės turi problemų su pinigais todėl, kad žmonės turi problemų su pinigais. Kaip tai suprasti? Labai viskas yra lengvai paaiškinama. Bet pradžiai dabar panagrinėkime vieną dalyką. Jūs tikrai aiškiai galite pasakyti, kad jūs žinot, matot ir suprantat, kad yra realiai 2 kategorijos žmonių. Ne? Yra vieni žmonės, pas kuriuos iš tikrųjų nėra problemų su pinigais ir jų nėra nei išoriai, nei jos yra viduje. Taip, jų tiesiog nėra, nei ten, nei ten. Čia viskas yra susiję, ne? Nėra tokio, ne, kad mūsų išorė kažkur savo skraido ir vidiniai visi išgyvenimai, programos, įsitikinimai, blokai, jie savo, ne, ir tai niekaip nesusiję, žinot, tiesiog kažkokie paveiksliukai. Taip nėra. Ir va ta kategorija žmonių, jie gali labai lengvai kalbėti apie pinigus, ta tema, jinai, žinot, nėra tokia tabu, jie labai lengvai gali paklausti kito žmogaus, kiek tu uždirbi, kiek tu išleidi, kiek kainuoja tavo paslaugos, bet žinot, ta tema jinai yra tokia laisva ir jie gali laisvai apie tai kalbėti su kitais žmonėmis, jie gali laisvai dalintis apie save ir toks, žinot, yra labai laisvas judėjimas. Ir atvirkščiai, ne, yra kita kategorija žmonių, kuriems ta tema, jinai, žinote, yra labai stipriai tokia tabu. Dabar čia labai gėdinga paklausti, daugiau pasakysiu, negalima klausti, kiek kitas žmogus uždirba, Agata. Nemandagu klausti, kiek žmogus uždirba. Kas radote čia save? Nemandagu klausti, kiek uždirba. Nemandagu klausti, kiek išleidžia. Nemandagu klausti, kiek kainuoja paslaugos to žmogaus, ne? Ir vad viskas, kas atrodo su pinigais susiję, vad žinot, tokia, labai žinot, toks vad kaip audra būna, ne, lauke, vad toks tamsus dangus tampa, jis toks vad pilkas, tamsiai tamsus toksai, ne, ir taip, žinot, toks kyla kažkokia baimė. Tai vad šiai kategorijai žmonių, vad pinigų tema, jinai yra tokia, žinot, tokia, vat, baisu, čia daug baimės, daug gėdos, ne, ir lyg, žinot, ta tema yra tokia, apie kurią reikia, žinot, vat, padėti kažkur, užrakinti kokią skrynę ir geruoju tiesiog jos neliesti. Ir šita kategorija yra žmonių, pas kurios problemos yra tiek išoriai su pinigais, tiek viduje, ne, kaip ir pasakojau, ne, pirmuoju atveju, kad nėra tokio, kad čia yra kažkokia atskirtis. Vat man baisu apie pinigus kalbėti, pas mane yra daug traumų susijusių su pinigais, bet realybėje aš gyvenu gausoj, mano gyvenimo kokybė vis gerėja ir gerėja, aš laisvai galiu kalbėti apie pinigus ir taip toliau. Ne, taip nebūna. Vat tas susijungimas, ne, jisai yra. Kaip tai vyksta, kad ne išorė, ne, kūrė tai, kas yra mūsų viduje ir ką mes galvojam apie pinigus, kokios pas mus yra programos, o mūsų programos, mintis, ne, būsenos, jausmai kūrė tai, ką mes jau išgyvenam realybėje. Tai vat eina iš čia ten, o ne iš ten čia į vidų. Čia labai yra svarbus dalykas. Tai va tai, ką pradžioje, ne, pasakiau, kad žmonės turi problemų su pinigais, todėl kad jie turi problemų su pinigais. Ne, problemos yra viduj, tai yra neišspręsti vidiniai konfliktai, ne,
skirtingi negatyvūs, destruktyvūs ir ribojantis įsitikinimai, traumos, ne, visokie pribojimai, problema viduje ir jinai sukuria problemą išorėje. Ir aš čia gyvenant Dubajus, neįsivaizduojat, kiek matau skirtingų situacijų, kur, žinot, jeigu ten kitur aš matydavau ten, nežinau, kartą per metus kokią situaciją, tokią, žinot, iš teigiamos pusės, kas liečia pinigus. Tai čia tiesiog yra čia kasdiena, dėl to, kad čia yra kitoks mentalitetas, kitas gyvenimo pragyvenimo būdas ir žmonės iš tikrųjų iš esmės jie yra žymiai laisvesni šiuo klausimu. Ir savo klube Agavers aš dalinausi kai kuriais pavyzdžiais. Aš dar ten parašiau, sakau, taip atsargiai sakau, čia bus labai trigerinantis pavyzdys. Nes tiems, kas, žinot, yra stipriai tokioj geros mergaitės, gero berniuko pozicijoje, tie pavyzdžiai, jie tiesiog, žinot, nuneš stogą. Nes, žinot, iš tos kategorijos būna, kad aš nesuprantu, o kaip taip yra įmanoma, kaip jinai gali tai pasakyti, kaip jinai gali tai padaryti. Žinot, visos tos kategorijos. Čia, žinot, tie pavyzdžiai būna, kad kaip čia dabar jums, nes daug labai minčių, žinot, ką aš jums noriu dabar pasakyti, kad nepaversti šito video paskaitos ir valandos trukmės, jeigu pas jūs yra tokių minčių kažkokių, ar jūs kažką matote žmonės, kur jie kažkaip elgiasi, dabar galim paimti tiesiog pinigų temą, bet čia iš tikrųjų galima tiesiog paskui padalinti į visas temas. Ir jeigu jūs žiūrit ir, pavyzdžiui, galvojat, kaip jinai taip gali padaryti, aš ten nesuprantu, žinot, ten, kaip jinai ten nepasibaigė 10 diplomų, aš turiu 10 diplomų, o kažkas neturi 10 diplomų ir jisai drįsta už savo paslaugas imti 5 kartus daugiau nei aš, kaip jisai gali. Arba kaip ten dabar žmogus atėjo į restoraną, jam nepatiko jo patiekalas ir kaip jisai išdrįso dabar pasakyti padavėjui, kad man neskanu arba aš nemokėsiu už tą patiekalą. Ir ten, žinot, 1000 istorijų. Žiūrėkit, yra iš tikrųjų, ir aš ne vieną irgi istoriją esu pastebėjus, kai tikrai būna kažkokie žmonių veiksmai, jie nebūna labai, pavyzdžiui, mandagus. Pavyzdys, ne? Nes tu gali, pavyzdžiui, vieną ir tą patį dalyką pasakyti labai skirtingom formom, ne? Bet mes čia kalbam ne apie tai, kaip tai yra padaroma, o pagal faktą, kas yra padaroma. Žinot, aš dabar čia jums šiek tiek gal abstrakčiai kalbu ir jūs galvojate, Agata, tai tu pasakyk normaliai dabar pavyzdžius. Aš klube labai daug pavyzdžių pasakiau, aš jums dabar pasakysiu, kodėl aš čia nesakau, nes tai yra labai ilgos istorijos, nes jos yra stipriai terapinės istorijos. Ką reiškia terapinė istorija? Tai yra, kad jūs klausot, jūs matuojatės ten savęs ir jums labai lengva yra suprasti paskui, ką daryti. Ir jūs, kai prisijungsit prie klubo, jūs perklausysit, jūs viską suprasit. Ir čia esminis momentas, ką aš jums noriu šitam pavyzdyje atnešti, yra, kad kai mes žiūrim į kitus, kad kai kiti kažkaip elgiasi, labai svarbus yra dalykas pastebėti, ką aš galvoju, kad aš nenoriu kažko daryti, ar aš kažko daryti negaliu. Čia yra, atrodo, toks, Agata, taigi apie tą patį, tai nėra apie tą patį. Rezultatas jis yra tas pats, bet kaip tai yra padaroma, tai yra skirtingi dalykai, nes aš negaliu padaryti ir aš nedarau, nenoriu daryti irgi nedarau, ne? Rezultatas yra tas pats, bet vienu atveju, kad negaliu padaryti, tai yra, kad man kažkas neleidžia ir dažniau man viduj kažkas neleidžia, ne? Kad aš iš tikrųjų padaryti noriu, bet aš negaliu, man negalima. Dažnai tai būna, ne? Ir kita forma tai yra, kaip aš padaryti nenoriu. Čia yra labai du skirtingi dalykai. Nenoriu, tai visą laiką yra iš laisvės, ne? Kad tai tokia labai laisva forma ir ji parodo, kad labai yra aiškumas, ramybė ir taika viduje su tuo požiūriu.
Ir dabar aš jums pasidalinsiu vieną, vat, irgi pavyzdį, kuris įvyko neseniai. Labai labai elementarius pavyzdys, jūs tiesiog pasimatuojat, ką jūs, pavyzdžiui, tokiu atveju darytumėt savo gyvenime. Mes nuėjom į restoraną, aš užsisakiau kolą, bet užsisakiau zero. Ir aš tikrai tiksliai prisimenu, kad aš užsisakiau zero, dėl to, kad žinau, kad nenorėjau cukraus, čia kažkaip Dubajuje jos yra stipriai saldesnės ir žinau, kad nenorėjau tokios saldžios. Ir jinai atnešė, aš išgėriau, nežinau, gal trečdalį, geriau galvoju, Dieve, kodėl jinai tokia saldi. Ir aš paskui žiūriu tiesiog į buteliuką ir aš tokia, sakau, blemba, taigi čia ne zero, čia paprasta kola. Ir aš tokia, gerai, aš jau išgėriau jos trečdalį ir tik realiai paskui sąmoningai supratau, kad čia yra ta normali kola. Ir taip gal pala, bet ašgi užsisakiau tai zero ir aš noriu zero, aš nenoriu šitos. Aš tiesiog pasikeičiu, sakau, sorry, excuse me, bet sakau, aš užsisakiau kitokią. Jis sako, are you sure? Aš sakau, taip, I'm sure. Jis sako, gerai, no problem, aš atnešiu tau kitą. Ir atrodo, labai labai paprastas pavyzdys, ne, kad, čia realiai labai paprastas ir sakytum, žinot, pigus pavyzdys. Aš su jumis, aš klube pasidalinsiu vienu, jis tiesiog ta situacija, jinai dar nesibaigė. Aš esu eigoje, tai aš tiesiog nenoriu dalintis tą istoriją, visiškai crazy istoriją, nenoriu dalintis, kol jinai dar nėra išspręsta, bet aš ją būtinai pasidalinsiu, va čia irgi labai panašu su tuo, ką dabar pasakoju, kas liečia irgi pinigus, va tavo saviraišką, gebėjimą atstovėti save, brėžti ribas, laikyti savo. Aš vakar, kai įvyko ta istorija, man pardavėjas pasakė, sako, sorry, bet sako, čia yra pirmas kartas mano patirtyje. Aš tokia, aš esu pratus krėsti bairius pirmą kartą žmogaus gyvenime. Ten tikrai toks įdomesnis atvejis, man labai įdomu, kuo jisai baigsis, bet aš klube pasidalinsiu tą istoriją. Tai bus super terapinė irgi patirtis ir istorija. Ir žiūrėkit, ane pavyzdys ten su kola. Tai yra labai pigus, tai yra labai tikrai pigus pavyzdys, kurie pigus, ką turiu omeny, kad tai yra tiesiog kola, kuri ten kažkiek kainuoja, ne? Jau nekalbant apie tai, jeigu tai yra kažkokie didesnės kainos ar vertės dalykai, kur pa žmonės dar daugiau įsijungia programų, daugiau net tai yra neįmanoma, tai yra negalima ir panašiai. Pas mane gyvenime, tiek istorijų buvo, kur net man draugai sako, Agata, aš nežinau, kad tai yra įmanoma. Ta prasme, tai, ką tu padarai, kad tai yra įmanoma ir apskritai, aš tu jums papasakosiu, dabar prisiminiau vieną pavyzdį, aš papasakosiu. Kai aš šitas istorijas pasakodavau draugams, jie man sakydavo, Agata, aš neįsivaizdavau, kad taip apskritai įmanoma padaryti ir tai gauti gyvenime. Ir dabar dar užeinant, ne, įvykiams už akių, aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad aš klube Agavers pasidalinau, aš tiesiog pavydžiu tiems, kas ją išklausė ir ją atliks. Aš pasidalinau vienu instrumentų techniką. Čia mes šį visą mėnesį dirbam su šita tema, su tuo, kad leisti savo būti savim, labai labai stiprus darbas su gėda, kalte, su gera mergaitė ir išlaisvinimas savo šešėlio. Aš, kai atlikau tą techniką pati savo, aš per keletą dienų, nemeluoju, ta prasme keletą dienų, tai net nebuvo savaitės, aš per keletą dienų atlikimo tos technikos pilnai pradirbau savo gėdos jausmą. Aš žinokit, šokė pati buvau, kad tai yra įmanoma, nes aš labai stipriai irgi slopinau save. Man, nepaisant to, kad aš darydavau kažkokius veiksmus, žinot, pasakyti, kas nepatinka ir panašiai, man tai užtrukdavo, žinot, aš turėdavau, prisiverst, man tai būdavo sudėtinga, būdavo, ką žmonės pasakys, ką jie pagalvos, o Dieve, dabar taip gėda, taip nemalonu, taip baisu. Aš padariau tą techniką 2 dienas, mane tiesiog išjungė.
manyje tą gėdos jausmą, kažkokį baimės jausmą, kad aš esu mažesnė, kad man negalima, kad kažkas kažką pagalvos. Bet žinot, viskas išsitrynė, tų minčių tiesiog nėra. Nėra minties, kad dabar aš kažko negausiu, aš kažko negaliu gauti, aš visur dabar, kur ateinu, aš tiesiog visur viską sakau taip, kaip aš noriu, kur 99,99% žmonių, jie net nepagalvotų, kad tai yra įmanoma. Pavyzdys, ateini į restoraną, va čia Dubaju, kas antras kartas toks būna. Aš ateinu, man per garsiai groja muzika. Bet ką jūs darysite? Ateinate į restoraną, jums per garsiai groja muzika. Jūs tiesiog kenčiat, aš kalbu apie tai, kad jeigu jums netinka, nepatinka, jums, pavyzdžiui, nekomfortiška. Ar jūs tiesiog paimat ir pasakot? Kiekvienu atveju aš gaunu tai, ko aš noriu. Aš sakau, man tam per garsiai, padarykit, prašau, tyliau muziką. Ateina, sako, ar gerai, aš tam po kelių minučių sakau, žiūrėk, man dar per garsiai. Sakau, patydlikit, prašau. Visas restoranas žmonių. Kaip taip įmanoma, taigi čia pilna žmonių, o gal kažkam yra gerai, o gal negerai, ten Man blogai. Ir pas mane neįsijungia tas, kad o kas ką pagalvos, o gal kiti nori kitko, gal kitiems norisi muzikos. Tegul jie sprendžia už save, tegul jie už save stovi ir patys sako, ko jie nori. Man vienodai žydi sodai. Ko noriu aš, man yra svarbiausia. Ir jūs, kai tą techniką atliksit, pas jūs bus tas pats rezultatas. Žiūrėkit, ten yra absoliučiai insane technika kuo, kad jinai negali nepavykti. Jinai negali nepavykti vieninteliu atveju, jeigu jūs jos nepadarysit. Vieninteliu atveju. Jeigu jūs ją padarysit, neįmanoma, kad jums nepavyktų. Ir tą techniką jūs, kai atliekat, rezultatas ir įtaka yra visom sferom. Kodėl? Nes mes, kai išlaisvinam save, mes, kai legalizuojam savo šešėlį, kai mes leidžiam savo, žinot, reikštis tom dalim, kurios yra socialiai nepriimtinos, leidžiam savo reikštis taip, kaip kiti savo draudžia reikštis, jūs įsivaizduojat, kiek išsilaisvina daug energijos. Begalinis kiekis energijos išsilaisvina. Kai išsilaisvina didžiulis kiekis energijos, žmogus visiškai kitaip jisai spinduliuoja. Teigiama įtaka yra santykiams su vyrais, santykiams su moterims, su pinigais, su jūsų saviraiška, savirealizacija, taip kaip jūs jaučiatės, kokią energetiką jūs spinduliuojat, padidėjusių seksualumo lygis. Žodžiu, jūs turite tai tiesiog išbandyti, kad jūs tai pajaustumėte. Čia galima daug pasakot, bet jums reikia tai tiesiog pabandyti. Sakau, neįmanoma, kad nepavyktų, jeigu jūs tą techniką atliksit. Tada techninis momentas yra, kad į klubą prisijungti dabar galimybės nėra. Į klubą galima prisijungti tik tam tikrais langais, tam tikram kiekiui ribotam žmonių. Tai artimiausias langas, kada jūs galite prisijungti į klubą Agaverse, yra balandžio 6-13 diena. Tai ten išeina apie 6-7 dienos. Jeigu spėjote tą langą prisijungti, spėjot. Nespėjot, reikės laukti kitą gegužės mėnesį. Tai nuorodą paliksiu video aprašyme ir mes dabar einame toliau prie visų istorijų mano. Ir kalbėjo mane apie kolą. Atrodo, mini situacija. Žinot, aš esu tikra, man net nereikia, žinot, kad žmonės, man nereikia statistikos vesti. Man nereikia apklausinėti žmonių, kad žinot, kad 99% žmonių nepasakytų nieko. Jie sakytų, o gal iš tikrųjų, gal aš netaip užsisakiau. Nieko tokio, sugersiu aš tą kolą, taigi normalu. Kola, kuo ten ta zero nuo ne zero skiriasi? Ir taip, po truputėlį save slapini, kažkur ten padedi į paskutinę spintelį, prieš paskutinę, ir čia tik kola. Jeigu negali pasakyti apie kolą, tu nepasakysi ir apie kitus dalykus. Čia kaip darai bet ką, taip darai viską. Čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Ir dabar aš jums papasakosiu apie kitą pavyzdį. Aš šiaip nesu tikra, kad aš pasakojau apie tai viešai, tai tikrai neprisimenu. Nes tokių istorijų tiesiog tiek daug, kad aš paskui net pamirštu jomis pasidalinti. Žodžiu, buvo istorija, dabar galvoju, kada čia buvo, gal porą metų atgal mes keliavom
buvom Austrijoje ir mes važiavom mes esam prieš tai kažkaip buvę vienam to tinklo viešbutyje, ten yra toksai šeimos viešbutis Austrijos kalnuose. Ir mes buvom vienam viešbuty prieš 3 metus. Ir prieš 2 metus mes vėl keliavom po Europą ir aš sakau vyrui, važiuojam, sakau, ne į tą patį viešbutį, o sakau, jie turi kitą viešbutį, ten 10 km nuo to, bet sakau, jeigu tas geras buvo, nu tai greičiausiai, sakau, ir tas geras bus, tiesiog išbandysim kažką naujo. Ir mes išsirinkom tą viešbutį, aišku, buvo tai buvo pirmas viešbutis, kurį rinkausi aš, nes šiaip normaliai renkasi visada vyras. Ir realiai, man atrodo, čia buvo paskutinis viešbutis, kurį rinkausi aš. Ir aš dabar nuo to laiko sakau, gerai, viskas. Darom kiekvienas tai, kas kiekvienam gaunasi geriausiai. Po to karto aš viešbučių neberinku. Žodžiu, ten tikrai viskas buvo, jis buvo nuostabus. Nu tikrai, vat mūsų skonio, vat kaip ir tas, kur prieš 3 metus, jisai ten... Nu, viskas taip, kaip mums patinka, žodžiu, lokacija, kaip viešbutis atrodo. Bet, žinot, iš tų tokių techninių dalykų prikibti prie nieko neįmanoma. Bet, žodžiu, mes atvažiuojam, įsiregistruojam ir, žodžiu, nuėjom į spa ir ten buvo labai daug vaikų. Koks dalykas, ką mes nepasižiūrėjom, nu, tai aišku, kadangi Agata rinkosi viešbutį, tai aišku, pasižiūrėjo tik paveiksliuką. Ir į ką mes nepasižiūrėjom, kad ten nebuvo adults only, ten buvo family hotel. O tas, kuris buvo prieš 3 metus, jisai buvo adults only, ten nebuvo vaikų. Ir su vaikais viskas yra gerai, bet kai tu tikiesi poilsio, tai nėra pats geriausias dalykas rinktis viešbutį, nu, kuriame yra galimybė apsistoti su vaikais. Ir mes tiesiog užeinam į tą spa. Ir ten, žinokit, nu, vat būna viešbučių su vaikais ir tikrai jie nebūna crazy. Žinot, kur tu ateini ir tiesiog akvaparko vaibas, o ten, žinokit, buvo tiesiog akvaparko vaibas. Mes einam į baseiną, ten tiesiog vaikai, aš gavau ten, jie tiesiog galvas nusisuks, jisai bėga, 3-metis vaikas. Bėga kūlveršiais į džakuzį šoką, ten paskui užkimba, už krašto griūna, aš jau pala, gal jį ten, jis jau gal skęsta, gal jį ten traukti reikia. Tiesiog, va tai va rėkia, ten paskui dar 3 vaikai ateina, aš sėdžiu, va tai va. Ir žodžiu, ten paskui buvo tokios vietos, kur yra silent room, ten kur tylos kambariai, žinoma, jokios tylos ten nerasta, vaikai su iPadais, tada girdisi už stiklo klikimas vaikų, aš sėdžiu, pas mane, žinot, atakinė panika prasideda, kodėl, nes tu lyg, žinot, lyg važiavai į vieną viešbutį, bet gavai kitą visiškai vaibą. Ir mes ten turėjom būti 5 paras. Ir aš tokia, ne, nu 1 parą aš pabūčiau, bet 5, no way. Ir kokia situacija? Situacija tokia, kad viskas buvo apmokėta iš anksto. Tai yra, mes apsimokėjom iš anksto ir aš sėdžiu tokia, galvoju, gerai, kokie yra variantai. Nu, tipo, kad atiduotų pinigus. Nu, tokio varianto realiai, nu, jisai tikimybė labai maža, kad, vat, gali dabar sakyti, okei, mes ten jums atiduosim. Nes tu vis tiek susimoki ir nu, jie realiai tikrai neprivalo nieko grąžinti. Ir aš tokia, gerai, pas mane, žinokit, ant tiek viduj buvo užtikrintumas ir aiškumas, kad aš gausiu tai, ko aš noriu, kad, žinot, toks yra vat irgi pasakymas, kad kai tu priimi sprendimą, visas pasaulis jisai prisitaiko, susidėlioja dalykai. Tada, kai tu toks viskas, aš einu ir tu eini, tada kaip kiaurai sienas. Žodžiu, ir aš sakau vyrui, žiūrėk, mes einam kalbėti su reception dėl to, kad mes čia neliksim. Ką mes padarysim, aš neįsivaizduoju. Nu, tiksliau, ten kita mintis, ką jie padarys, aš nežinau ir kaip, bet mes iš čia išvažiuojam. Ir mes nueinam į receptioną ir, žodžiu, ten irgi buvo tokių bairių dar,
buvo vienas vaikinukas, kuris mums šikiną darė, jis labai, labai fainas vaikinukas buvo. Ir su juo kartu buvo vienas vyras. Tai aš nežinau, jam gal kokių 60 metų, tokio, vyresnio amžiaus vyrukas. Ir žodžiu, aš jums pasakoju istorijų, sakau, no, the thing is we don't like your hotel. Paskui čia, žinot, tapo mūsų šeimos memsas čia dabar jau yra. You know? The thing is, we don't like your hotel. Aš žinau, kad dar tai, kai sakau, čia toks labai įdomi būsena yra. You know, we don't like your hotel. Pasakykit, jums taip pat juokinga kaip man. Ir, žodžiu, ir aš sakau, it feels like aqua park. Ir jisai man sako, tas senukas, vyrukas, vyresnio amžiaus, jisai sako, so you want me to freeze the children? You want me to freeze the children? Aš tokia, tu visai galvoju, biški čia, kaip rusai sako, biriga piripūtal. Ir aš tokia galvoju, gerai, man visiškai neįdomu, ką tu čia dabar pasakoji. Tipo, jisai čia man pradėjo, ką tu čia nori, kad aš užfrizinčiau vaikus, ne vaikus, aš sakau, žiūrėt, ne užfrizint, bet mes buvom kitam jūsų viešbutį ir mes gavom absoliučiai kitokią kokybę, kitokią patirtį ir mes tiesiog tikėjomės, kad čia bus taip pat. Bet pardonas, mes nepasižiūrėjom, kad čia yra family hotel. Ir žodžiu, sakau, aš nežinau ką jūs galite padaryti, bet mes čia neliksim. Ir žodžiu, tas jaunuolis, jisai, sako, aš pabandysiu sumanagint kažką. Ir aš sakau, mes norim į tą viešbutį, žodžiu, kurią mes buvom ir kuris mums patiko. Ir jisai sako, gerai, aš pabandysiu kažką padaryti. Ir jisai sako, gerai, eikit į savo kambarį, aš jums ten paskambinsiu po 10 minučių. Jisai skambina mums ir sako, okei, jums reikės ten dasimokėti, nes tas viešbutis jisai tenais šiek tiek brangesnis, bet sako, mes tiesiog ta suma, kurią jūs susimokėt, jums reikės tiesiog ten šiek tiek dasimokėti už tą viešbutį. Ir sako, tas tiksliai kambarys, kuriam jūs buvot. Ir sakau, okei, thank you. Sakau, kada mes galim persikelti? Jis sako, tai dabar galit. Ten realiai buvo praėję gal porą valandų, kai mes įsičekinom. Ir mes išvažiavom. Gerai, kad ten šalia buvo 10 km. Mes atvažiavom, mums davė tiksliai mūsų kambarį, kurią mes buvom ten prieš metus laiko. Ir tikriausiai žinotas, kad duosim tą patį, kad bent čia neprisikabintų. Tai aš paskui, kai pasakojau draugams, man draugai sako, aš negalėčiau patikėti, kad tai apskritai įmanoma. Jau nekalbant apie tai, kad aš net neičiau prašyti kažko. Nes sako, pas mane net minty nėra tokio varianto, kad įmanoma dabar tiesiog išvažiuoti iš vieno viešbučio į kitą, nors tu vienam jau apsimokėjai, kad jie perkeltų paymentą į kitą viešbutį. Sako, aš net nepagalvočiau, kad tai yra, Agata, įmanoma. Pas mane tokių minčių nėra. Pas mane yra vienas. Aš noriu, arba man nepatinka ir viskas. Kaip tai gausis? Čia yra tiesiog kitas klausimas ir net ne man klausimas. Man yra vienintelis dalykas, kad aš kažko nenoriu arba aš kažko noriu ir aš einu tai realizuoti. Mano gyvenime buvo tiesiog N+K dalykų, tiek kažkokių kokakolinių, žinot, tiek tokių viešbučių, kur ten jau N pinigų apsimokėjęs esi ir atrodo turėtum jau likti, kentėt, ne? Ir tu pasirinki kitką. Ir čia ta technika, apie kurią aš pasakau jums, kuri yra klube, čia ir yra tikslas ateiti iki tokios būsenos, kur jūs ne tik tai darot, bet pas jūs dar ir nėra gėdos ir baimės šiuo klausimu. Čia yra labai svarbu. Gerai jau bent daryt. Bet jeigu pas jūs dar nėra gėdos, kaltės, baimės ir dar paskui skolos jausmo už šituos dalykus, ne? Ar veiksmus, ką jūs darot, jūs tiesiog, jūs neįsivaizduojat, kokia tai yra būsena. Čia yra kaip žemė ir dangus, suprantat? Kaip žemė ir dangus. Čia yra antiek laisva būsena, kur tu tiesiog, žinot, tu esi kaip srautas, tau atėjo ir tu tu veiki tai.
O ne va tai, va atėjo, tada turi permušti 10 sienų ir ten 10 nepermuša, energiją visą ištaškė ir viskas, nebedarau, kenčiu, negerai, nepatenkintas. Užsisakiau vieną, čia atnešė kitą, nusipirkau, nepatinka, nuvažiavau, čia vaikai rėkia ir tokia, žinot, nuolatinė aukos būsena, kuri paskui tiesiog tą negatyvą agresiją skleidžia visiems kitiems, tik ne tiems, kam jinai priklauso. Ir kas tą būseną sukūrė, ne? Ar pakėlė tą būseną. Beje, apie emocijas, jausmus, būsenas, darbą su jais ir panašiai mes irgi kalbėsime, bus paskaita Agavers klube šį mėnesį. Tai vat, didžiulis video gavosi, bet papasakau jums iš tikrųjų labai tokių terapinių istorijų ir vat jūs jaučiate, ne, kad aš kaip pasakoju jums pavyzdį iš gyvenimo, ne, labai aišku tampa. Nes teorija yra teorija, bet dar kai išneši tai į pavyzdį įdedi, ne, visai kitoks aiškumas atsiranda. Ir aš daugiau pavyzdžių papasakau jums klube. Tai vat, manau šiandien tiek, aš jums ties tuo užbaikim, paskui galbūt įrašysiu dar jums naujų video, parašykit vieną dalyką, užduotis labai paprasta, vieną dalyką, ką jūs pasiemat iš šio video komentaruose ir būtinai prenumeruokit. Man atrodo, man ten labai nedaug trūksta iki 1000 prenumeratorių, iki pirmo tokio vat, gražaus skaičiaus. Ir aš po truputį grįžinėsiu į YouTube. Labai viskas priklauso iš tikrųjų nuo jūsų. Kiek jūs čia esate įsitraukę ir kiek jums patinka šis turinys mano šitam kanale. Tai lauksiu jūsų komentaruose, lauksiu jūsų klube ir apkabinu kiekvieną ir iki kitų greitų, malonių ir auginančių susitikimų.